Tai va, video iš Juodkalnijos, kaip matot, nuostabus oras, telkšo balos visur, lyja ir, kaip suprantu, sezonas jau visiškai pasibaigęs, nes jeigu išeini į lauką, kada nelyja, tai praktiškai nesutinki žmonių. Ir, toks galvojau, kad dar biški bus sezono daugiau, atvažiavom toks jau, biški miręs reikalas, tai čia apart šitų rusų turistų, kas yra viešbutį, tai daugiau nelabai, čia žmonių matosi. O šiaip jėga tas, kad šilta dar bent tie gerai. Aišku, aš atsivežiau žemynės triuką ir visą kitą stafą, bet neprireikė, tai ačiū Dievui. Tai trečia diena vakar sužaidėm 550 RPT turnyrą. Ir aš iškritau pirmoji dienoje, paskutiniam lygyje. Ir pradžioje jau labai gerai, labai viskas šauniai buvo. Ir pabaigoj turėjau pusantro vidurkio, dar prieš tai turėjau net 2 vidurkių, žodžiu, pabaigoj turėjau paskutiniam lygiai pusantro vidurkio, kas tikrai yra geras tekas ir gerai prasinešti į antrą dieną. Ir nežinau, kažkaip gal apsileidau, gal pavargau, gal pajaučiau, kad jau, kaip ir perėjau į kitą dieną ir gal gavau tūzus, gal su tūzais biškai permokėjau oponentui, ten tokia neaiški situacija, kur dar iki šiandien nežinau ir pašnekėjau su lietuviais pokeristais, kur neradom sprendimo, ar vis dėlto ar geras, ar blogas buvo sužaidimas. Tai, žodžiu, iškritau, gaila, nes visai gerai ėjau. Abu lietuviai praėjo, šiandien antra diena jau vyksta, rašė Jurgis iškrito, liko Benislovas tik tai. Ir šiaip fieldas labai geras, viskas labai super, viešbutis irgi, jėga kaip už 30 eurų. Nežinau, nelabai čia ką jums turbūt parodysiu. Štai atrodo kambarys. Aišku, kainos užkelta europietiško lygio, jeigu šnekant apie maistą ir apie viską. Bet turim pusryčius įskaičiuotus, kas yra good ir geri pusryčiai. Ir, žodžiu, vakar dar sužaidžiau Italian Bounty 330 eurų. Tai šiek tiek žaidžiau po RPT iškritimo, tai šiek tiek buvo toks žaidimas išsibalansavęs. Tačiau nepasakyčiau, kad tam padariau didelių klaidų ir tos situacijos, kur, taip gal nelabai gerai sužaidžiau, vis tiek man pavyko, atsivertė man ten tada, kada reikėdavo, arba oponentai išsimesdavo, ten, kur neturėčiau blefuoti. Bet vis tiek tokia, ten, turbinkė buvo tas turnyras, tai iš 100 žaidėjų baigiau gal 35, tai dar nedajau iki pinigų, nors visai ok viskas buvo. Tai tam turnyre mažesniam buvo daug geresni žaidėjai, daug geresnių rusų negu tam dideliam. Tai šiandien aš žaisiu, turbūt Jurgis irgi prisijungs prie turnyro, bus 500 eurų, 40 tūkstančių startinis, 30 minučių lygiai. Tai čia kaip Lietuvoje vyksta Olimpikė, kur būna geri turnyrai, jau ten turbūt tūkstantiniai, tai būna 20 tūkstančių ir 30 minučių lygiai, arba gal net kem 5 būna, tai čia, žodžiu, dvigubai didesnis tekas, lygiai pusvalandis, tai tikrai užteks ir aš manau, kad bus labai geras turas, tik yra kažkoks neiškumas su juo dėl pavadinimo, nes vadinasi Under Pressure ir gali būti, kad bus turnyras šitas be pertraukų, arba gali būti įdėta kažkoks kitas kabliukas, nes pavadinimas toks, kuris reiškia, kad kažkas turi būti tam turnyre. Tai dabar yra 3 valandos, šiandien man tokia laisvesnė diena, tai ryte bėgiojau per lietų, labai atsigavęs jaučiuosi, nes jeigu atvažiuoji žaisti pokerio ir tu 10 dienų žaidi pokerį nuo ryto iki vakaro ir gyveni viešbutį, tai toks, nežinau, tipo psichologiškai traumuoji save ir būtina reikia susirasti kažkokios kitos veiklos, kad nesidėti tik tai viešbutį. Ir daugumai čia gyvenančių rusų tai veikla, aišku, yra gerti kiekvieną vakarą, turbūt net daugumai vakaro nereik laukti. Tai kadangi aš tokios veiklos nepropaguoju, tai man reikia susirasti kitokios. Tai pradėjau bėgioti rytais per kelionę, kas yra labai good, nes Lietuvoje irgi bėgioju ir dažniausiai per kelionės nebėgiodavau, čia pirma kelionė tokia, kai bėgioju. Ir nežinau, kol bėgioji, tai per tą valandą tikrai daug ir apmastai, ir apie pokerį, ir suvoki daug, ir suaktyvėja smegenys, gauna deguonės daugiau, tai toks labai geras pasiruošimas prieš einant žaisti. Tai va, turiu 2 valandas iki turnyro, biškai daugiau, tai kaip tik baigiu rašyti straipsnį apie
Prancūziją, apie tai, kaip man sekėsi pasaulio čempionate. Tai užeikit, paskaitykit. Tiem, kas nežinojo nieko, tai jau turbūt, kai žiūrėsit šitą video, straipsnis bus išpublikuotas. Šiek tiek buvo problemų su YouTube. Prifilmavau video iš oro uosto pradžioj, bet negalėjau įkelti, nes kažkaip pirmas dienas blokavo YouTube ir negalėjau prisijungti, dabar kažkaip viskas atblokuota. Gali būti, kad ne aš vienas tiesiog pradėjau skųstis daugiau žmonių ir atblokavo. Tai žodžiu, įkelsiu šitą video, straipsnis išeis ir šiandien startuojam 500 turę. O rytoj dar 500, poryt 500 ir už poryt. Ir tai, žodžiu, už 3 dienų startuoja main eventą, kur bus 1100, irgi 4 dienos, tai turėtų būti visai geras turnyras. Tai va, o taip atrodo mano viešbučio kambarys. Gyvenu vienas, kas yra labai jėga, nes nieks netrukdo ir nieks neknarkia. Tai tiek, su jumis buvo Brilliant iš Juodkalnijos.